Taigi, tu neščia, tu to neplanavai, tu to nenorėjai, bet dabar tau teks rinktis. Įkvėpk, tu gali tai padaryti. Sakysiu viską tiesiai šviesiai. Vadinamieji pasirinkimai, kuriuos tau siūlo visuomenė ir žiniasklaida, ne visi jie vienodi. Šiuo metu tavo vaiko širdis jau plaka, tai prasidėjo praėjus maždaug 21 dienai po apvaisinimo. Jis atskiras žmogus ir ne bet koks žmogus. Jis tavo vaikas. Šį vaikelį gavai ne be priežasties. Tu buvai išrinkta būti šio vaiko mama. Ir nepaisant to, kas vyksta tavo gyvenime, tu gali atsitiesti ir priimti savo vaiką. Tau pavyks. Nepaisant to, net artimiausi žmonės tau gali rekomenduoti ar net primiktinai siūlyti abortą. Jie gali sakyti, kad tai geriausia išeitis, kad turėtum galvoti apie savo ateitį. Gali sakyti, kad esi nepakankamai subrendusi, nepakankamai jauna, nepakankamai patyrusi, nepakankamai apsirūpinusi, nepakankamai išsilavinusi. Jie gali tau net pagrasinti. Tačiau svarbiausia, kad tu jau esi šio vaikelio mama. Jis jau yra pasaulyje, jau gyvena ir auga tavyje, o tau siūloma nužudyti savo vaiką. Tai skamba šiurkščiai, bet aš tau nemeluosiu. Net tada, kai nuo to priklauso tavo vaikelio gyvybė. Tu esi vienintelė, kuri dabar gali apsaugoti šį vaiką. Tu, bet tu nesi viena, tikrai ne. Kovok už savo vaiką ir kreipkis pagalbos, jei tik tau jos reikia. Mes tau padėsime. Rinkis savo vaikelį. Tu esi stipri ir tikrai nesigailėsi.